Sveiki visi, kas žiūri ir klausosi šito, sakykime, kanalo, mano tų pranešimų, žinučių. Malonu, kad atsiranda tokių žmonių, kuriems įdomu, kurie klausosi, kurie galbūt nežino kažko, tai kažką sužinoti. Ir tikrai smagu, kad galbūt aš kažkam tai ir padėjau, ir, sakykime, ir kažką tai sudominau kažkokiam tai savo video ir panašiai. Žinoma, atsiranda ir tokių, kurie pašaipiai žiūri tuos dalykus. Tai mane irgi nustebino, netgi, sakykime, pažįstami. Tai irgi klausimas buvo, kam čia tu darai, kam čia reikia. Tai mano, sakykime, tokie tie pasisakymai, kas seka, kas vyksta Lietuvoje, kas supranta, kas yra Lietuvoje, tai tie ir supras, apie ką aš kalbu. Tiems, kurie nesidomi niekuom, gyvena pasroviui, tai jie to ir nesupras. Tai yra kiti kanalai, eikit, žiūrėkit, kam įdomu, tenai galbūt kažkokie tai pletkai, taip toliau, tai yra tenai ale 3 muškietininkai, tai va tenai jie puikiai ten atlieka savo vaidmenį. Yra kiti kanalai, kur galite rasti informacijos ir panašiai. Ir čia kiekvienas pasirinka savo, sakykime, kanalą ten, kur žiūrėti, kas jam įdomu ir panašiai. Tai šiandien norėjau pakalbėti apie keletą dalykų, kas vyksta, galbūt jau žinot, kas vyksta kitose šalyse, kas nežino, tai vat keletą informacijos tiesiog pranešimų būtų. Tai ką radau aš Focus Life iš Chris Hipkins, tai yra naujas ministras Naujosios Zelandijos. Tai jisai sako, kad mes turime šiais metais pradės persekioti tos žmonės, kurie yra neskiepyti. Tai įsivaizduokit, kurie neskiepyti nuo COVID, tai bus dabar persekiojami ir jisai tikisi, kad tokių žmonių nebus, bus visi suskiepyti. Tai vėl prasidės masinis, sakykime, žmonių teisių pažeidimas, prasidės prievarta visus suskiepyti Naujojoje Zelandijoje. Tai kas gyvena tenai, jeigu yra lietuvių, tai atkreipkite tai dėmesį, pasidomėkit ir būkit atsargus dėl to. Kita tokia naujiena, tai iš Turkijos žinių, tai irgi galite susirasti internete, pilna yra tos informacijos, visokiausių kanalų, visokiausių tai, sakykime, ir portalų ir panašiai, kur galite rasti bet kokios šalies įvairiausių žinių. Tai yra Ezem Sančak, kuris yra vicepirmininkas. Tai pareiškia, kad prasidės, jie yra priversti, sakykime, pasitraukti iš NATO. Ir jie žada pasitraukti iš NATO per 5-6 mėnesius. Tai mane tas irgi sudomino tokia naujiena, tai kad jie taip pat ten yra kažkoksai tai privalus žingsnis, kad jie su kažkokiais tai sakykime, su kažkokiais tai nesutarimais yra ir jie nesutinka, tai todėl jie traukiasi iš NATO. Tai Turkija tai galbūt irgi pradeda atsipeikyti, kas vyksta ir taip pat išstoja iš NATO. Tai tokia naujiena būtų. Tai galite irgi rasti The Washington Post, irgi ten visokiausių naujienų, visą kitą, kam domina ir taip toliau. Tai būtų tokios naujienos. Kitas dalykas, tai kita tokia, sakykime, tema, palieskim, galbūt kas mažai domisi, ar mažai kas žino, ar galbūt žino daugiau negu aš ir taip toliau, domisi galbūt labai šita tema. Tai būtų, sakykime, kaip mus veikia naujausios technologijos elektromagnetiniam, sakykime, lauke. Koks yra žmonių poveikis tam. Tai žinot, kad dabar yra visi šitie 5G eina prie to, jau viskas, sakykime, elektroniniai, paimkim mūsų, kad ir tuos išmaniuosius telefonus ir visa kita, kad
tai yra kenksminga žmogui, tai yra, sakykime, elektromagnetinis laukas, kur žmogaus organizmas nėra prie to pripratęs. Ir kiek sužinojau visai nesenai tokia naujiena, tai, bent jau aš, kad jau ruošiamas yra 6G. Tai įsivaizduokit, kad viskas bus elektroniniu būdu, todėl yra naikinami grynieji pinigai, kad viską būtų, kad žmogų būtų galima valdyti viską elektroniškai. Tai kas turit vaikų ir duodat telefonus, tai patarčiau aš įjungti lėktuvo režimą. Tai neduoda tada tų elektromagnetinių bangų, neperduoda. O vaikui psichikai labai veikia, kas dažnai žaidžia su telefonais, planšetėm ar sėdi prie kompiuterių, tai yra didelis poveikis vaikams psichologiškai. Tai jie tiesiog pasidaro priklausomi nuo to. Tai kad būtent to išvengti ar bent jau sumažinti tą riziką, tai mes turėtumėm pasirūpinti patys tuom. Sakykime, kaip dabar yra ruošiami visi nauji elektroautomobiliai, kad nori įvesti ar ne, panaikinti paprastus automobilius, arba kad išvis žmogus neturėtų automobilių ir negalėtų važinėti savo būti, sakykime, kaip kokiam garde apsuktam, kad jisai gyventų būtent 15 km spinduliu, kad jisai galėtų ar su dviračiu nuvažiuoti, arba pėsčiom nueiti. Tai viskas yra naikinama, kas, sakykime, paprasti automobiliai ir viskas daroma elektroniniu. Tai paimkim, kad ir šitie autobusai elektroniniai, sakykime, paskui šitie, kaip jie tenai vadinasi, tie troleibusai, jie taigi yra, einami viskas su elektra. Pavyzdžiui, Šveicarija, tai iš vis elektroninių automobilių jie atsisakė, visa šalis tiesiog išleido įstatymą, kad nepriima iš vis, jie išeina iš to dalyko ir pas juos jau nebėra elektroninių automobilių, o Lietuva daro atvirkščiai. Tai vat tyrimai Vašingtono universitete, tai jie tyrė tai tuos dalykus, kaip žalą daro, žalą daro ir, pavyzdžiui, elektroniniai prietaisai namuose, tai kaip mikrobanginės krosnelės, sakykime, šaldytuvai, netgi rozetės, kurias mes naudojame namuose. Galbūt jas reikėtų uždengti, nelaikyti jas atviras, nes būna tokios rozetės pirkti ties su dangteliais, kur užsidaro. Tai bent jau ir apsaugosit nuo vaikų ir nuo šitų visų elektromagnetinių tų visų laukų tą sklidimą. Tai irgi reikia būti atsargiems, kuo mažiau naudotis elektroniniais prietaisais. Aišku, visi sakys, ai, čia lengva pasakyti, bet kaip čia taip, ne taip prasta padaryti. Bet mes turim pradėti vengti tokių, sakykime, elektroninių dalykų, kur galime apsieiti be jų. Tai man atrodo, kad ateis toks laikas, kur mes pradėsim naudoti paprastus telefonus. Prisimenat, tais laikais senais, sakykime, kai tik prasidėjo tie mygtukiniai tik tai telefonai. Tai man atrodo, kad ateis toks laikas, kad mes juos greitų laikų, man atrodo, kad žmonės naudos, kad nebūtų ir vienas dalykas, kiti naudos, kad nebūtų susekami, kaip dabar, taigi su šitais telefonais yra galima susekti su tais išmaniaisiais ir panašiai. Tai turėsim mygtukinius, naudosim namie su tos laidinius atgal, galbūt turėsim, ateis toks laikas, tai naudosimės. Ir reikia, aišku, žmonėms patiems būti aktyviems ir kovoti, kad turėtumėm, kad nedingtų grynieji pinigai, kad nebūtų viskas verčiama kortele.
tai bus, jeigu bus viskas kortele ir, sakykime, tai jau visiška totali kontrolė žmogaus. Tai jie to ir siekia, nes jeigu jau planuoja, jau kuriamas yra 6G, tai įsivaizduokit, kas čia vyks, kokie visokie elektriniai statiniai išdygs ir panašiai, visokios, sakykime, stotis, kurios kontroliuos, kurios seks, su telekamerom ir panašiai. Tai kam čia atrodo, kad tai nerealu, ar tai, sakykime, kad taip negali būti, bet man atrodo ir tą, ką rodo, tą, ką mes skaitom, tai einam link to. Tai turėtumėm būti daugiau, sakykime, atsargus ir žiūrėti savo sveikatą. Tai sakykime, dėl šito, kad būti atsargiems ir panašiai, dėl tų elektromagnetinių laukų, nes labai veikia ir pasąmonė žmonių būtent. Ir ką norėjau dar pasakyti dėl telefonų, nes tas elektromagnetinis laukas, tas biolaukas, tai jisai labai veikia, jeigu jūs telefoną laikote einant miegoti šalia savęs, arti galvos, ten šalia lovos pasidedat, ar ne, ant kokios tai spintelės. Tai telefoną reikėtų naktimis arba išjungti, arba tiesiog laikyti kuo toliau nuo galvos, nes tai labai veikia. Tai parodo netgi žmogaus būseną, kaip jisai naktį miega. Pabandykit, kad ir padaryti eksperimentą tokį, tiesiog telefonus išnešti visai į kitą patalpą ir miegoti be jų kokią savaitę, 2. Ir pamatysit, ar bus skirtumas ar ne. Tai nes aš šitą dalyką bandžiau, tai tikrai yra poveikis ir matau, kad kai telefonas šalia, netoli, miegant, tai, sakykime, miegas yra jautrus. Miegas yra, kaip pasakyti, žmogus pasidaro jautrus tikrai ir atrodo, kad jisai nepasilsi, nei jo smegenys, nei jo pasąmonė. Tai siūlyčiau, jeigu, sakau, duodat vaikams telefonus, tai bent jau įjunkit lėktuvų režimą, kad neduotų šitų bangų, neperkeltų. Tai turbūt apie tas naujas technologijas, kad kenkia mūsų sveikatai ir miegui ir visa kita, jau pasakiau, tai būtų toksai pranešimas. Na ir tikriausiai, ką dar norėjau galbūt pakalbėti, gal paliksiu kitam kartui. Tai vat ir tada, sakykime, tiek ir ačiū, kad jūs klausėtės šitų pranešimų ir tikiuosi padės kažkam tai ir galbūt kažką tai sužinojote naujo ir taip toliau. Tai ačiū, kad klausėtės, tai kol kas tiek.